Geriausia muzika jums. Fix FM radio eteryje. Jau dabar. Po 6 valgyti negalima, tačiau būtina klausytis vietoj vakarienės. Eteryje laida vietoj vakarienės. Taigi mes sveikinamės drąsiai su Deividu Zvonkumi. Deividai, ar jūs mus girdite gerai? Taip, puikiai girdžiu, labas vakaras visiems. Labas vakaras, Deividai. Šaunu, kad jūs sutikote su mumis šį vakarą pakalbėti. Kaip laikotės? Puikiai laikausi. Kaip orai Klaipėdai? Aš tikrai ne Klaipėdai ir ten būnu labai retai. Šiuo metu esu Vilniaus rajone, Lietuvos pakraštyje, bet čia oras puikus, šviečia saulė ir vis dar yra šilta, nors vakaras. Na va, kaip šaunu, net nemaniau, kad būsite netoli mūsų, Vilniaus krašte. O šiaip taip suprantu, kad dabar ir gyvenate dažniau Vilniuje būtent. Tai nedažniau, aš Vilniuje paskutiniu atvažiavimu jau nuo 2008 metų gyvenu. Jau 6 metų, o prieš tai anksčiau kažkada, kai buvau labai jaunas, kai studijavau, dar 5 metus gyvenau. Tai jau pakankamai daug manęs Vilniuje buvo gyventi. Na štai, mėly klausytojai, jeigu nesuprantate, kas šiagi kalba su mumis, galiu priminti jums, tai Deividas Zvonkus, būtent iš Klaipėdos kilęs grupės Bavarijos narys, šiuo metu prodiuseris ir Lietuvos muzikos akademijos kompozicijos magistras. Viską teisingai pasakiau, Deividai? Nu, kam tie visi moksliniai laipsniai, kaip sako, aukštasis tas šiais laikais kamusai. Aš galiu pasigirti. Vis tiek realiai ne pagal specialybę, nesu aš didelis menininkas, labiau amatininkas, tai, sakykime, tas kompozitoriaus diplomas, jisai aišku yra fainai, daug įdomaus laiko turėjau akademijoje, bet tai, ko aš užsiimu gyvenime, iš tikrųjų nėra didysis menas, tai labiau šloverslo balaganas ir visa kita, bet užtat labai linksmai gyvenu. Svarbiausia, kad gyvenimas vyksta linksmai, to linkiu visiems, kad svarbiausia būtų neliūdna. Na ir manau, kad nieko nelaukdami prieisim prie mūsų klausytojų klausimų, Deividai. Nieko prieš, aš pradėsiu. Taip, žinoma. Pirmasis klausimas, paprastas ir turbūt labai aiškus. Kodėl nekuriate, Deividai, kaip solistas dainų? O gal kuriate? Kaip sakoma, neturiu tos gamtos dovanos išskirtinio balso, dėl to, jeigu ir muzikuoju pats, tai dažniausiai tai yra kažkokiam tai kolektyve. Nes, na, sakykime, turiu klausą ir girdžiu, kad mano balsas tikrai nesolisto. Nesolisto. O labiau patiko būti grupėje Bavarija ar užsiiminėti prodiusavimu? Na, kiekvienam gyvenimo etape savi privalumai. Tai kai buvau jaunesnis, patrakęs studentas, tai be abejo, su Bavarija gastrolės, baliai festivaliai, populiarumas. Buvo labai linksma. Dabar galbūt sėslesnis darbas prie televizijos projektų arba įrašų studijoje, tai dabar patinka, taip. Jeigu grąžinti studentiškus laikus, tai vėl norėčiau bastytis kažkur. O kalbant apie tuos ankstyvus laikus, čia klausimas nuo mūsų klausytojo Justo. Kaip tapti populiariu, kokia yra jūsų istorija būtent to populiarumo kilimo? Na, kiekviena istorija yra unikali. Ir dėsniai yra, bet tų dėsnių nereiktų absoliutinti, bet sakyčiau, kad reikia užsisėmo. Jeigu turi norą ir 13 kartų nepavyksta, turi spjauti ir vėl stengtis iš naujo daryti 14 kartą. Ir taip suprantu, buvo pakilimų, nuopuolių, buvo visko. Na, taip. Na, būt kažkokių tai esminių didelių nuopuolių spjaunų per petį nebuvo gyvenime. Tai galbūt palaiminga žvaigždė gimiau, arba man mažai reikia gal. Na, o dabar aš čia tokį klausimą sugalvojau tiesiog iš lempos. Jeigu būtų proga sugrąžinti tuos laikus, Bavarijos legendinius laikus, ar sutiktumėt su tuo? O, kaip pasakyti, didžiausia dovana yra būtent šis laikas, kuriuo mes gyvename. Ir tikrai kažkada praeityje žmonės svajojo sužinoti, kas bus ateityje, arba kažkada ateityje svajos patirti tai, ką šiuo metu mes patiriame. Tai aš manau, kad būtų kvaila gražinti laiką ar šokinėti laiku kažkaip. Aš manau, kad geriausia yra
spausti maksimumą iš to laiko, kuriame gyveni. Reiškia, gyvenimo moto yra tiesiog gyventi šią akimirką. Į gyvenimo ir moto, ir auto, ir visai kitaip. ir pėstute. Ta prasme, reikia galvoti į priekį, be abejo. Reikia nepamiršti praeities, bet negyventi ją ir reikia galvoti apie ateitį, bet nepamiršti ir to, kad gyveni šiandien ir dabar. Aišku, sekantis klausimas nuo mūsų klausytojo Ramūno. Kokiamis muzikos kūrimo programomis naudojatės kurdamas muziką, jeigu ne paslaptis? Aranžuotėms aš naudoju Cubase programą dažniausiai, natoms rašyti orkestruotėms Sibelius programą naudoju, o kūryba kaip tokia, ji iš esmės nepriklauso mano programinės įrangos. Jeigu konkrečiai eina kalba apie, pavyzdžiui, dainos kūrimą, dainą galima ir galvoje kurti be kompiuterio. Aišku, Tai kompiuteris ir softveras jau reikalingi, jeigu tu darai patį fizinį įrašą, aranžuotę, ten jau kažką dėlioji būgnus, groji kažką, tada taip. O tarkim, kalbant apie būtent tas kūrimo programas, ar sekate madas ten tų programų, kuri geresnė, išeina naujesnė, stengiatės išlaikyti tą? Na, nenori, domiesi, be abejo. Yra šitie, reiškia, žurnalai internetiniai, kurie kas mėnesį išeina nauji, tai be abejo peržiūrė. Tiesiog man tai yra įdomi sritis. Ir klausimas dar vienas, kuriant muziką, ar daug laiko tam skiriama, nes kaip suprantama, aišku, kūrybiniams žmonėms kartais būna toks sakomos lomkės, kada ir kūrėsi ir nesikūrė, ar vienai dainai labai daug paaukojate savo laisvo laiko? Na, formulės nėra jokios, galima stengtis metus ir nieko nepadaryti, arba gali tiesiog kažkokią nesąmonę šauti į galvą be pastangų ir visus užvežti. Tai čia tiesiog viskas nuo fortūnos priklauso, bet pastangos be abejo nemaišta, tik tai tiek, kad jos ne visada garantuoja rezultatą. Čia dar vienas labai įdomus klausimas nuo mūsų klausytojo Aurimo. Ką dažniausiai valgote vakarieniai? Vakarieniai dažniausiai valgau kažką lengvo, arba kokį vaisių, arba varškę. O šiaip stengiatės prižiūrėti mitybą? Na, nepersistengti. Na, ta prasme, nesuprotėjęs ten prisipirkęs knygučio apie dietas, tikrai ne, bet, sakykim, kiekvieną dieną cepelinų nevalgau, tikrai. Mes šiandien laidoje kalbėjome būtent apie McDonald'o maistą, kad būtent buvo užfiksuotas atvejis, kada McDonald'o maistas negenda visus 14 metų. Ar tenka apsilankyti dažnai McDonald'e? Tik kraštutiniu atveju, kaip nesu gerbėjęs tokio maisto. Na, aš irgi galiu prisipažinti, nesu, bet kartais tiesiog norisi to tokio nesveiko maisto, kadangi atrodo, lyg tas maistas lyg būtų kokia nors dovana už kažkokį tai gerą poelgį kartais. Oi, ne, aš šiaip bandelių nelabai mėgstu, tai man šitie visi burgeriai, tai jų gali neegzistuoti. Nepasigendu jų tikrai, man tai nėra skanus maistas. Gerai, dar vienas klausimas nuo to paties Aurimo klausytojo. Ar mėgstate žaisti kompiuterinius žaidimus? Jei taip, koks yra jūsų favoritas? Ne, ir labai džiaugiuosi, nes, kiek žinau, tie, kas užsikrėtę tais žaidimais, labai daug laiko jiem atiduoda. Tai va, aš neturiu šitos ligos. Paskutinę persirgau gal jau kokius 15 metų, tai buvo žaidimas Civilizacija ir visi studentai žaidė ten 99-98 metais, tai tada tiek buvau užsikabinęs, bet atsikabinau po to. O dabar netraukia kartais išbandyti kažko naujo pažaisti, ne? Ne, žaidimai kažkaip nebeįdomu. Paauglystėje be abejo žaisdavau kažkiek kompiuterį, bet dabar jau senokai bebuvau prie to prisėdęs. O kalbant dar apie paauglystę, ką labiau mėgdavot veikti, ar žaisti kompiuterius, ar būti su draugais, su linksma kompanija? Na, kaip? Viską mėgau. Ir su draugais palošti, ir su kompiuteriu pažaisti, ir pagroti kažką, ir kažkiek ir mokiausi. Gerai, aš manau, kad damušam visus klausimus iki galo, jų nėra taip jau daug, o paskui padarysim šiokią tokią pertraukėlę. Gerai? Gerai. Dar vienas klausimas tuomet, kokia pirma mintis šauna į galvą atsikėlus ir pamačius, kad už lango blogas oras? Na, dažniausiai, kai blogas oras, puikiai pavyksta susikaupti.
darbams studijoje, tai būtent įrašų studijoje man geriausiai dirbasi, o kai už lango šviečia saulė, tai kažkaip norisi gal čia uždaryti tą kompiuterį, važiuoti kur nors prie ežero, tai jeigu žliaugia lietus, tai tikrai laukia darbinga diena ir lengva susikaupti. O labai daug laiko praleidžiate studijoje, visgi tai yra darbas? Daugiau negu namie, praktiškai visą laiką praleidžiu. Na, būna, bet ar nėra kokių nors piktų pastebėjimų iš šeimos narių ar draugų, kad per daug laiko skiriate muzikai? Seniai nebėra. Seniai nebėra, ar tiesiog nekreipia dėmesio gal? Na, tai yra gyvenimo būdas. Aišku, sakoma, kaip garso operatoriai gyvena autobusiuke, taip muzikos prodiuseriai gyvena savo aparatinėje. Aišku. Na, čia dar vienas klausimas, paskutinis kol kas nuo mūsų kolegos Armando, jisai vedė laidą prieš mane ir jo klausimas šiek tiek toks labiau asmeninis. Aš taip žadėjau, asmeninių klausimų nebus, bet turbūt neišvengsim. Kada vestuvės, Deividai? Laiku. Su laiku. Geras atsakymas, labai tinkamas. Taigi, ką, mėly klausytojai, siūlau susigirdėti dar su Deividu Zvonkumi po kelių dainų. Tuo metu jūsų laukiu būtinai klausimų Deividui Zvonkui. Fikso kolektyvas linki jums visiems gražios ir šiltos vasaros. Taigi, Deividai, tu su mumis? Taip, klausau jūsų. Taip, mes puikiai tave girdime, viskas čia yra super ir mes skubime toliau, kadangi žinome, kad laiko jūs turite ne per daugiausiai, todėl skubime toliau užduoti jums klausimus ir išgirsti atitinkamus atsakymus. Deividai, labai rimtas klausimas nuo mūsų klausytojo Romo iš Marijampolės ir gan ilgas, todėl pacituosiu. Nuo ko priklauso jūsų išvada tuo atveju, kai ateina žmonės, kurie nori būti žvaigždė? Kokie kriterijai tame dalyke svarbiausi? Aplamai, ką turi turėti žmogus, norėdamas įsilieti į tą pasaulį, kuris yra iš šalies žiūrint atrodo gan paprastas ir lengvas? Taigi, Deividai? Taip, aš pat atrankose įvairiose dalyvauju tik kai būnu kviečiamas. Iš esmės pats nepaskelbęs niekada ir dažniausiai žmonės, su kuriais aš dirbu, kažkaip savaime šalia viduria. Aš jų neatrinkinėju. O kai būna tokie skambučiai arba Facebook'e žinutės maždaug padaryk iš manęs žvaigždę, kažkokie nepažįstami žmonės parašo, tai aš tiesiog ištrinu tas žinutės, nekreipiu dėmesio. Nes iš esmės patį pirmąjį žingsnį jaunas talentingas žmogus turi pats padaryti. Nes tam, kad būtų pastebėtas, žmogus jau turi kažkaip išreikšti, o šiais laikais tai yra daug lengviau negu prieš 20 metų, nes yra internetas, galima tiesiog, jeigu tu sukūrei dainą, tu gali iš karto nusifilmuoti, pagroti ir įdėti į YouTube. Ir jau tai gali savaime susilaukti didelio atgarsio, jeigu tai yra, sakykime, kažkiek tai meniškai vertinga, gražu ar savita. Bet vėlgi, tame internete, YouTube pastaruoju metu atsiranda labai daug taip vadinamų šiukšlių, kadangi daugelis nori tapti žvaigždėmis, tačiau nesuvokia, kad neturi tam tikro talento tam padaryti. Ir ar tu esi prieš tą modernizaciją ir laisvai pasiekiamą muzikos rinką, ar ne? Aš visiškai už, be abejo, tegul tik visi reiškiasi, o po to istorija vis tiek atsijoja. Tai, kas yra niekam neįdomu, tai labai greit nueina į paraštę. Aišku, geras atsakymas. Na, toliau dar vienas klausimas. Galbūt nusimato kokie artimiausi koncertai, kada, kur, kaip? Na, veiklos pas mane yra įvairios, tai jeigu koncertuoju dar šiais laikais, tai koncertuoju su savo choru iš Chorų karų, kuris jau 4 metus gyvuoja, tai vis dar esame pakviečiami į vieną kitą šventę ir labai džiaugiamės tiek retkarčiais padainuoju. Taip pat tokiom vaiduoklio teisėm esu projekte Čilinam, kur moku visų, reiškia, 3 tekstus ir bet kurį iš jų galiu pakeisti, kai reikia. Tai kartais taip atsitinka, kad jeigu kažkuris iš jų iškrenta iš rikiuotės, tai aš netgi kokį porą dienų po to koncertuoju su ta grupė. Va, tai yra labai linksmas ir geras laikas, labai džiaugiuosi to. Deividai, kodėl nesi sugalvojęs kokio nors sceninio vardo savo kaip kiti? Pavyzdžiui, Reformatas yra toks reperis, arba, na, yra visokiausių pseudonimų. Ar nekyla noro kažką tokio? Aš
kažkaip tai ryškesnio negu mano gauta pavardė dar nebuvau sugalvojęs. Tai, aišku, galima išsidirbinėti, galima, jeigu Stanislovas yra Stano, Mindaugas yra Mino, tai aš galiu būti Zvono, pavyzdžiui. Bet čia iš esmės galima prifantazuoti, bet nemanau, kad man to reikia. Jeigu aš norėčiau būti solo atlikėjas, gal reiktų galvoti tada, kad visom kalbom būtų lengva perskaityti, o dabar aš kažkaip nekeliu savo tokio klausimo. Aš jau matau naują afišą Zvono. Jo, Zvono. Na, iš tikrųjų skamba, kodėlgi ne? Jeigu Stano Mino, tai kodėlgi ne Zvono? Labai va, čia, ta prasme, humoro kontekste, kur nors vienam renginyje kaip personažas, aišku, galima, bet jeigu aš rimtai pristatyčiau tokį pseudonimą, tai jau reikštų, kad man truputį negerai su galva, su gero. Na, čia dar vienas toks įdomus klausimas, juokingas galbūt pasirodys, bet, na, kalbėjom čia apie pseudonimus ir žinomas turbūt toksai atlikėjas su pseudonimu Minedas. Taip. Ką tu manai apie būtent Minedą? O, keistas reiškinys, kuris beje yra pasaulinis. Šitų visų frykų staigus išpopuliarėjimas buvo stebimas nuo Amerikos iki turbūt Japonijos netgi ir tiesiog mūsų kraštuose ta mada taip pat mūsų neaplenkė. Tai kažkaip vertinti, tai galbūt ir sunku kažkokį surasti apibūdinimą, tai yra tam tikras nukrypimas nuo normos, bet jeigu tai egzistuoja, reiškia, mūsų visuomenė ir šita liga turi persirgti. Bet tai turbūt nereiškia, kad to būtina. Matot, kaip yra. Tiesiog žmonės užkabina tai, ko jie nėra matę arba nėra girdėję. Tai tuo metu tai buvo antiek netikėta nesąmonė, kad visi kažkaip užsikabino. Va, žiūrėk, kokia nesąmonė. Aš beje galiu pasakyti, kad Minedas grįžta su nauja daina. Ar jau teko girdėti? Tai jis grįžta kas 2 mėnesiai. Man pažįstami žurnalistai pasakoja, kad jis vos ne kas porą savaičių viską nors apie save bando pranešti ir visą tai visada pristato kaip kažkokį hipermega sugrįžimą, bet, manau, kad tai jau seniai nebeįdomu. Aišku, Deividai, kokia jūsų nuomonė apie šių metų Euroviziją? Žinome, buvo skandalingų išsireiškimų iš visokiausių ir paprastų žmonių, ir šiek tiek garsesnių. Tas pats, nepasakysiu dabar vardo, tiesioginiam eteryje, kai vyko balsavimas, siūlė tiesiog nusiskusti Austrijos atstoviai. Ką tu manai apie tai? Ką aš manau? Aš manau, kad tai yra visiškai demokratiškas konkursas. Ir iš esmės jame netgi turbūt niekas nesupyktų, jeigu pastatytum atlikėją į paskutinę vietą vien tik dėl to, kad nepatiktų jo barzda. Taip, bet visgi, kaip pasakyti, rezultatai parodė, kad palaikančių tokį numerį buvo daugiau negu nusistačiusių prieš. Tai, sakyčiau, senokai nebuvo tokio ryškaus nugalėtojo, kur skeltų tokį jo audrą, tai pačiam konkursui. Tai be abejo naudinga. O ką? Tiek, kad tai yra vespertinis toksai šovimas daugiau, jeigu kažkas bandys kopijuoti šitą končitą, tai jau bus nebelaiku. O kas buvo jūsų favoritų Eurovizijoje šių metų? Na, man patiko kokios 5-6 dainos vienodai, bet ne visos jos buvo pakankamai gerai atliktos. Pavyzdžiui, Armėno daina iš įrašo arba videoklipe skamba tiesiog nuostabiai, bet gyvai jis truputį nupjovė visgi. Ir jeigu būtų gerai sudavęs, jis būtų atsidūręs, manau, aukščiau, galbūt netgi būtų laimėjęs, kaip buvo prognozuojama. Bet jam ar jaudulys pakišo koją, ar nežinau kas. O ar galim tikėtis kada nors ryškaus Deivido Zvonkaus pasirodymo Eurovizijoje? Na, aš kaip dar kartą pasikartosiu, aš neidentifikuoju savęs kaip atlikėjo. Tai vėl tai turi daryti tie, kurie turi frontmeno savybę, kurie gali eiti į priekį scenos ir rimti publiką ant savęs, aš toks tikrai nesu. Bet jeigu savaime gimtų kažkoks projektas, kuriame aš kažkokiu vaidmeniu dalyvaučiau, tai kodėlgi ne, bet vėlgi stengti specialiai čia kažką pagimdyti nėra gera idėja. Jeigu savaime šauna į galvą kažkas, kas po to visai tiktų ir tam konkursui, tada kodėlgi ne. Kalbant apie projektus, ar galvoje nesisuka kokia nors įdomi idėja, kurią norėtumėte įgyvendinti?
su muzikos. Idėjų sukasi visada labai daug, bet būtent, kaip teisingai paminėjote, viskas priklauso nuo paties įgyvendinimo. Nes kaip pabandai realizuoti, susiduri su tam tikrais realybės apribojimais ir kartais tos idėjos gal ir gerai, kad lieka stalčiai ir bando laukti savo laiko. Na, aišku, kągi, Deividai, atrodo, kad klausimų kaip ir nebeliko ir turbūt beliko paklausti vieno paprasčiausio dalyko. Kaip žinia, mes skambinam tau iš Fix FM internetinio radijo. Ar teko apie mus ką nors girdėti? Tiesą sakant, ne, bet aš ir šiaip prie to, kai radio klausausi. Na, galiu bet dabar jau žinosiu, būsiu susipažinęs, gal netgi susirasiu jūsų internete. Tai būtinai fixfm.lt laukiam jūsų čia, užsiregistruokit, pabendrausim, pašmaikštausim ir visa kita. Dar vienas dalykėlis. Ką galėtumėt palinkėti mūsų klausytojams, kurie šiuo metu klausosi mūsų interviu? Na, noriu palinkėti, kad vasara kuo ilgiau nesitrauktų iš Lietuvos ir kad būtų daug saulėtų dienų ir kad mes visi Lietuvoje būtumėm geresnės nuotaikos. O manai, kad dabar visi labai prastos nuotaikos? Ne, nėra prastos, bet lietuviai yra kartais linkę į uždarumą ir pesimizmą, tai manau, kad daugiau saulės ir gero oro tik į naudą būtų. Na, aš taipogi manau, kad reikia visiems šypsotis ir tuomet visas gyvenimas bei pasaulis šypsosis atgal. Kągi, Deividai, ačiū Jums labai už nuoširdų pokalbį, už šį interviu, už nuoširdžius atsakymus bei tokį nuostabų palinkėjimą. Mes tuomet važiuosime toliau prie muzikos ir mes patys nuo Fix FM viso kolektyvo Jums linkime geros kloties, įdomių naujų projektų, tiek muzikoje, tiek galbūt kokiose kitose srityse, na ir tikimėsgi galbūt kada nors pamatyti ir kokį nors įdomų projektą Eurovizijoje, kodėlgi ne. Ir šiaip gera idėja dėl zvono, tikrai pamastykite. Ačiū Jums. Gerai, ačiū Jums už pokalbį ir viso gero. Internetinė radijo stotis Fix FM. Tai jaunimui skirtas radijas, bet tinka truputėlį pagyvenusiems žmonėms.